Policininkas. Dailininkas. Statytojas? Rašytojas? Statybininkas. Valytojas? Trenerius? Krepšinis? Tyrinėtas? Tipo ten, kur rali dalyvis. Policininkas? Kareivis. Valytojas? Taksistas? Mokslininkas? Grūšikas? Nu, tu pasakyk, ką vaidini. Aš esu automechanikas. O matei kada nors automechanikių? O tu matei, ne? Kas matė automechanikių? Aš mano tėtis dirba tenai. O tu, tai moteris matei automechanikės? Taip, mačiau. O, aišku, puiku, jos susitvarko su darbu. Taip. Viskas okei, ne? Gerai gaunasi. Aišku. O kas man pasakys, ar yra vyriškos ir moteriškos profesijos? Tikrai? Yra skirtumas, kas bus dailininkas, ar moteris, ar vyras. O tie, kurie sakėt, kad yra skirtumas, tai kaip galvojat, kokių čia skirtumų tada yra? Gydytoja gali būti ir gydytojas. Bet yra tokių profesijų Lietuvoje, kur gali būti tik vyrai. Pasirinkti vyrai. Jo, tik tai vyrai, įsivaizduok. Pastate, ant kurio kryžius yra. Tai kas bažnyčioje, kokia profesija yra? Taip, kunigas va tik tai vyras. Nors moteris irgi nori būti, bet dėja neleidžia joms. Na kągi, mokiniai, pasižiūrėkit visi į lentą. Ir štai čia mato dvi nuotraukas jaunų žmonių. Įsižiūrėkit, pagalvokit ir pasakykit. Kaip manot, kokią profesiją jie pasirinko? Na, kitaip sakant, kuo jie tapo? Pirma nuotrauka vyro, antra moters. Margarita? Pirmoji nuotrauka tapo statybininkų. Statybininkų vyras. Kodėl taip manai? Nes jisai su tokia forma, Supratau, kas dar nori.
Paimkit planšetės. Įjunkit naršyklę. Štai čia bus pliusiukas. Galite jį paspausti, kad įjungtų naršyklę. Įveskite Lietuvos Respublikos konstitucijos. Arba jeigu sutrumpint LR konstitucijos. Surandam, spaudžiam čia. Ir ieškom 5 straipsnį. Štai ir jis. O dabar jums reikės užpildyti lentelę pagal 5 straipsnį. Šiandien mes pabandysim su jums paskaityti ir nupirsti visą svetainę. Mūsų interneto svetainę. Tai nupiešiau save ir kažką, kad žinotų žmonės, ką daryti jų. Margarita, prašau pasakyk, o ką galima nurodyti savo svetainiai? Pavyzdžiui, ir namų adresą galima rašyti? Ne, negalim. Kiti žmonės gali ateiti. Čia gali būti ir bandyti ir jie gali labai daug. Ar galima kelti nuotraukas? Ne. Nes ir kiti žinos, taip? Aš sukūriau svetainę linksmybės. Štai ten aš kalbėsiu su draugais, darysiu namų darbus. Mes galėsim vienas kitam rašyti ir skambinti. Kokių dalykų nepasakotum apie Savo save? namų adresą, savo vardą, pavardę ir kitų visokių savo duomenų.